Sveiki, šiandien esam Tokvilos salone, kuris ką tik atsinaujino ir norėtumėm pakalbėti apie mūsų įrengtus laiptus. Šiame laiptų projekte buvo panaudota 10 plokščių dirbtinio ispaniško granito. Šį užsakymą sumontavome per 2 dienas, o gamyba užtruko kažkur tais nepilnai 2 savaitės. Mūsų klientai dažniausiai renkasi dirbtinį granitą, todėl kad jisai yra stabilus, jo yra stabilus raštas, stabilus matmuo, yra stabilus atsparumai, tai yra įgeriamumui, įbrėžimui, saulės spinduliams ir kasdieniniams naudojimo iššūkiams. Dar norėčiau pakalbėti apie dirbtinio ir natūralaus akmens skirtumus, kai renkamės laiptus. Esminis dalykas yra raštas, nes dirbtinis akmuo jisai gali atvaizduoti natūralaus akmens raštą, tai pavyzdžiui, gali atvaizduoti marmuro raštą, o kaip žinia, marmuras yra labai lepus, jeigu jį naudoti laiptams ir tokiose visuomeninėse vietose. Šis variantas yra tikrai kur kas pranašesnis negu natūralus akmuo. Jeigu mums prioritetas yra sertifikatai slidumo klasiai, atsparumai įbrėžimam ir kitiem iššūkiam, su kuriais gali susidurti medžiaga. Šiam kartui būtų tiek apie šį objektą. Kviečiu susitikti pas mus Veritasana Vilniuje.